Sveiki, už lango jau tikras ruduo. Aš sėdžiu patokiame fotelyje ir pasakoju apie laivą. Šiandien aš noriu pakviesti jūs į rudeninę laivo virtuvę. Tie, kas žiūrėjote šio sezono video nuo pradžių, turbūt prisimenate vieną iš pirmųjų video, kuriame kviečiau į laivo virtuvę. Tai yra virtuvė plačiaja žodžio prasme, nes joje ne tik verdami kiaušiniai, bet ir visas laivo aptarnavimas. Tai yra pavasariniai darbai, yra rudeniniai darbai. Skirtumas tik tai tas, kad dabar rudenį atstumas iki laivo vietoj įprastinių 300 km yra 2,5 tūkstančio kilometrų. Štai ta rudeninė virtuvė pavirsta į savarankišką kelionę. Ir pasakojimas apie tą kelionę netelpa į mano įprastinį 10-15 minučių video formatą. Taigi šiandien bus tik tai pirmoji jo dalis. 2 mėnesiai praėjo nuo to, kai atsisveikinome su Vivančia Šerbure ir atėjo laikas pasiruošti žiemai. Šiandien pradėsim važiuoti su automobiliu. Noriu parodyti, kaip atrodo mūsų pasirengimas. Čia yra daiktai paruošti pakrovimui, bet ne visi. Tai, kas keliauja į laivą, jau yra viduje. Ir ką mes čia turim? Tanto dalys, viena ir kita, 3 balonai dujų visam sezonui ir galbūt dar netgi ilgiau. Neaišku dar kokio ilgio bus tas kitas sezonas. Tepalo 10 litrų, antifrizas. Visas automobilis paverstas yra į krovininį daiktą. Šiek tiek maistelio, jeigu kartais pastriktume kažkur tai kelyje. Smulkus daiktai laivo priežiūrai. Vanduo, kopečios laipioti į laivą. Na ir aišku, burė. Viename iš šitų didelių maišų, o kitame maiše ne burė, o čiužinys, kurį galbūt panaudosim, jeigu teks apsinakvoti ne viešbutyje. Tai va, tai toks mūsų bagažas, su kuriuo startuojam iš Panevėžio šiandien. Na ir tikimės jau pakankamai greitai, už kokių 12-13 valandų būti Berlyne. Važiavau pas Ramunę į darbą. Tai turėtų baigtis pamoka ir tada sėdam ir važiuojam. Štai ir ji. Na ką, viskas gerai? Taip, viskas. Na ką. Galim lėkti. Berlyne mes ateinam. Sveiki atvykę į Berlyno upių uostą. Bet čia viskas bilda. Čia bangos. Tai va, atvažiavom vakar tamsoj. Šiandien nuostabiai gražus rytas ir mes pasiruošę tyrinėti Berlyną. Sunku patikėti, bet aplinkui Berlynas. Vaikštinėjom prie upės pakrantą ir gėrimės diena. Nieko blogesnio kol kas nenusimato. Tikra bobų vasara čia. Ekranas. Laivų iškilimai ir laivų pilna čia. Ir šiaip viskas labai gražu.
Ir daug sportuojančių žmonių. Keliai. Na, žodžiu, apynas yra gerai. Que ahora pasea su vida a gusto. Kokios dešrelės? Išsvajotos vokiškos dešrelės. Okay. Beprotiškai fantastiška diena Berlyne. Ja. Ir šiandien trauksim toliau. Dabar senuoju laiku jau netgi 7:30 Lietuvoje. Naujoju laiku yra Vokietijoje 6:30. 5:30 senuoju laiku. Naujoju laiku dabar dar tik tai 5:06. Tai va, tai 6 išvažiuosim naujoju laiku Vokietijos. Ir tikimės iki nakties jau būti vietoje. Jeigu... Na, žadintuvas. Atsikėlėm anksčiau negu žadintuvą buvom užsistatę. Taip. Tai dabar pusryčiai, kuriuos sudaro arbata ir vitaminai. Sveikatą. Belgai vaišingi žmonės. Ką pavalgėm pietus baro sąskaitą. Nelabai supratau, kas buvo. Ar mane palaikė ko nors kitu. Susimaišė greičiausiai. Ja, bet niekaip nenorėjo pinigų paimti. Labai ačiū, merci beaucoup. Važiuojam link Paryžiaus. Ir dar valgėm belgiškų vaflių. O, tai Šiltų. kaip galima būti Belgijoje ir nepavalgyti belgiškų vaflių. Jo. Except for Thank you.
Kur čia? Okei. Mes čia važiavom ir atvažiavom. Šerpūras Marina. Restoranas, stalikai. Viskas kaip palikom, taip ir liko. Taip, na dabar tiesos akimirka. Einam ieškot laivo. Ieškot laivo. Tu ne save rodyk. Štai vis pažįstamas užrašas. Ir viskas lyg ir savo vietose. Gerai laiko. O, matai? Nebuvo taip laisva. Pirmas žvilgsnis į laivo vidų. Viskas kaip ir teisingai ir tvarkingai. Turime šiek tiek vandens prisirinko. Bet čia yra viskas planuotai, nes čia nuo stiebo vanduo priteka. Akumuliatorius 100% pakrautas. Taip, kaip mūsų starterio kumas. Starterio kumas biškai išsikrovęs. Bet ne per daug, mums galimai pakrauti. Viskas gerai. Labas rytas. Aplinkui grožis. Nelyja. Nešalta. Laivą radom tokį, kokį palikom. Viskas tvarkinga, viskas švaru, viskas gerai. O štai normandiškas rytas. Ir šiandien turėsim čia darbų šiek tiek. Dabar eisim pradžioje parduotuvę. Keliaujam praustis ir paskui keliausim parduotuvę. Čia iš pat ryto vyksta darbai. Laimingai apsiprekinę. Nes nėra. Tai esi laiminga su papiriniais rankšluosčiais. Tokioje vietoje mes gyvenam. Kai pasiilgau to žuvėdrų klyksmo. Panašu, kad sezonas visiškai dar nesibaigė. Šitame krašte Marina pilna laivų. Vienas pagrindinių dalykų, ko negalima padaryti su lėktuvo transportu, tai yra dujos. Negalim pasikeisti dujų, jeigu net važiuojam su pačiomis dujomis. Dabar susitvarkėm su dujomis ir į priekinį runduką jau lysti nebereikės, tikiuosi. Tai galim užsidengti priekinę dalį laivo. Sekantis žingsnis - tepalų keitimas. To pasižiūrėsim, ar pasiseks užvesti variklį.
Nes reikia pašildyti prieš keičiam tepalus. Padaryta? Taip. Kas čia? Propeleris. Nepadaryta. Tento galinė dalis liko. Čia neperskaitau. Neperskaitau. Burės. Burės siuvimas. Tai čia aš galėsiu, man duosi burę, aš išsiųsiu. Sraigto kepimas. Viskas, tik aš 1, 2, 3, 4 darbai. Dar čiužinio. 5. Čiužinio. Kaip sekas gerai? Gera. Be laivo, koks jausmas dėl laivo toli. Tai kaip tik laivas dabar čia pat, aš laive esu. Ai, tu Prancūzija gal? Matai? Jo, atvažiavom į Prancūziją. A. Jo, šilta dabar Paryžiui. Paryžius toli, už 300 km. Čia aš noriu padaryti pertrauką ir pratęsti pasakojimą kitame video. Užsiprenumeruokite mūsų kanalą, jeigu nenorite praleisti sekančio pasakojimo. Kitoje dalyje bus ne vien tik tai laivo virtuvė, bet ir romantiškas ruduo Normandijoje. Todėl tikiuosi, kad jums tikrai tas bus įdomu. Gražus vaizdai, visokios techninės nesąmonės, kurios vyksta laivo virtuvėje, tai tikrai manau, kad nenorėsite praleisti. Todėl iki pasimatymo po poros savaičių. Ate.